Berniuk, čia tiek daug vaikų. O iš kur atsiranda vaikai? Kai vyras ir moteris sukuria šeimą, užsinori turėti kūdikį. O iš kur jie gauna kūdikį? Vaikelis užsimezga mamos pilve, kai ten atsiduria vos matoma tėčio sėklytė, vadinama spermatozoidu, ir susijungia su kita vos matoma mamos dalele, vadinama kiaušinėliu. Mamos pilve augantis vaikelis vadinamas vaisiumi. Iš pradžių vaisius mamos pilve būna labai mažas, bet jo širdelė jau plaka ir jam reikia valgyti bei kvėpuoti. O iš kur pilve jis gauna oro ir maisto? Maisto ir oro vaisius gauna iš savo mamos per kraują. Jo kūnelis virkšteles sujungtas su placenta, kurioje yra labai daug kraujagyslių. Jomis iš mamos organizmo atiteka visos medžiagos, kurios reikalingos vaisiui vystytis ir augti. Vaisiui augant didėja ir mamos pilvas. Kartais mama jaučia, kaip juda jos vaisius. Besilaukianti kūdikio mama turi dažniau ilsėtis, nepervargti, sveikai maitintis ir kuo daugiau laiko praleisti gryname ore. Kiek laiko vaikelis gyvena mamos pilve? Jis ten gyvena ir auga 9 mėnesius. Šis laikotarpis vadinamas nėštumu. Per tuos 9 mėnesius vaisius išsivysto tiek, kad pats gali kvėpuoti ir valgyti. Tada ateina laikas jam gimti ir mama skuba į ligoninę arba gimdymo namus. Ten vaikelis išvysta pasaulį. Vos gimęs jis vadinamas naujagimiu. O ką toliau daro šeimos nariai, kai vaikelis gimsta? Ką tik gimęs kūdikis būna labai silpnas, todėl jį reikia labai prižiūrėti, pervystyti, maitinti, maudyti, migdyti. Kūdikiu rūpintis, jį globoti ir mylėti turi ne tik mama, bet ir visi kiti šeimos nariai. Viską supratau. Dabar žinosiu, iš kur atsiranda vaikai ir kaip atsiradai tu. Bet dar man pasakyk, kodėl aplink esantys žmonės tokie skirtingi? Aukšti, žemi, jauni ir seni. Tuoj viską tau paaiškinsiu. Eime pas mano senelį. Štai mano senelio nuotraukų albumas. Pažvelk, pirmoje nuotraukoje mano senelis kūdikystėje. Tada juo taip pat reikėjo rūpintis kaip ir visais kūdikiais. O kas yra kūdikystė? Kūdikystė – tai laiko tarpas nuo gimimo iki 1 metų. Šiuo laikotarpiu kūdikis mokosi kalbėti, vaikščioti, bendrauti. Verskime albumą toliau. Čia mano senelis vaikystėje. O kas yra vaikystė? Vaikystė – tai laiko tarpas nuo 1 metų iki paauglystės. Šiuo laikotarpiu vaikas stengiasi pažinti pasaulį, būti savarankiškas ir tobulėti. Dar viena senelio nuotrauka. Taip mano senelis atrodė paauglystėje. O kas yra paauglystė? Paauglystė – tai laiko tarpas nuo vaikystės iki jaunystės. Šiuo laikotarpiu žmogus sparčiai auga, mokosi būti atsakingas už savo poelgius. O čia mano senelis jaunystėje. O tai kas yra jaunystė? Jaunystė – tai laiko tarpas nuo paauglystės iki brandos. Šiuo laikotarpiu žmogus siekia įgyvendinti savo svajones, įgyti specialybę, kuria šeimą, augina vaikus. Taip mano senelis atrodė subrendęs. O kas yra branda? Branda – tai laiko tarpas tarp jaunystės ir senatvės.
Šiuo laikotarpiu žmogus dirba jam svarbų darbą, užsiima įvairia veikla, rūpinasi šeima, jaučia atsakomybę už savo vaikus. Pažvelk į šią nuotrauką, joje senelis jau senatvėje. Galbūt jau atsibodau, bet kas yra senatvė? Senatvė tai laikotarpis, kuris prasideda po brandos. Šiuo gyvenimo tarpsniu žmogus turi jau mažiau jėgų, pablogėja jo sveikata, susilpnėja atmintis. Senatvę žmogus pasitinka jau daug ko gyvenime išmokęs ir pasiekęs, turintis nemažą gyvenimo patirtį. Taigi, laiko tėkmė keičia ne tik žmogaus poreikius, pomėgius, bet ir jo išvaizdą. Oho, kiek daug šiandien sužinojau. Ačiū tau. Puiku!